Nu ir sveiki. Šiandien vėl ruošus varyti žvejoti ir jūs jautat jau ką pavasaris įsibėgiai. Žvejyba po žvejybos tai jau prasidės. Nors ten rodo dar biškį šalčių, bet šausų įmasti. Tai šiaip žiaurė daug žvejų. Atrodo, kad kokios varžybos būtų. Bet gal kokiek tarpėlį ras tarp prasibrauti ir prasimesti su aviža. Aišku, pavasaris, tai pats lengviausias svorė. 0,2, maži masaliuką ir, ko gera, baltas žuvis. Šiaip turiu pasiėmis klikerį. Pažiūrėti, kiek tų žuveliukų šiandien pagausam. Vat būtų įdomu, man pačiam, jums, manau, įdomu. O jau kiek dabar jau gal, sakykiam, čia per porą trejetą, galbūt valandėlių žuveliukų pagauti. Tai barom prie vandens, įžiūram kontūram. Nu, žuvėkis tai atrodo juda. O ar ant kabliausies, o šitą jau pažiūrėsim. Belia kiek blizga. Žiaurė. O, kažkas kalijo. Dauža. Dauža. Pabandyti reikia ir giliau nuleisti. Biškėlį padugniau. Stebėti tada kokia reakcija. Šiaip vėjuks visai toks nemažas. Sunkia šonų pravedėm padaryti visai. O. Pirma žuvis. Raudelė. Oba. Davė eina. Pakeičiau masalą. Nežinau, sutapėms, ne? Bet pradėjau kepti. Oba. O, kokį kuoja. Raudi kuoja čia. Aš vadinu raudelėm. Oba. Karšys. O. Pirms karšys. Nu, liuksas. Palauk. Kiek? 1, 2, 3. 3 žuvis. 3 paspaudimo. O. Vėl karšys. Oba. Nu, liuks. Nu, kol kas fainė. Vykst veiksmas. Ir karšiuką kabinėjas, ir kojelis. Ir vėl pakeičiau masalą. Paskau parodysiu į kokį, bet esu vėl pats nustebęs šiek tiek. Nes vėl mėlyna spalva. Tai o tas įdomiausia, kad šį sezoną mėlyna spalva kažkaip veik stipria. O, raudelė. O, tiesiog ant pauzės pasiėmė, beleidant ant dugno. Be jokios indikacijas tiesiog pradėjau vesti ir jau. O. Vėl raudelė. Bet toks visai gražus, sakyčiau, da. Nėra tos toks mikro visai. Toks posivelnė. Klik. Pažiūrėsim paskui, kiek pagavom žuviukų. Aišku, da bus iki pamiršų visko, bet, plius minus. Bent jau. O, karšys. Opa. Nu, liuks. O tu jau labiausiai norėjos karšiukų. Tai biški tokie jau. Šiek tiek daugiau spaudim duoda. Smagiau.
O, vėl karšys. Liuks. Oba. Vėl parem. O, tos ką pikts. Nu, čia reikia iškelti. Einu savo, tas jau biški gražesnis. Atsikabėna. O. Nu, tas jau visai nieko. Biški didesnis. O. Opa. Kas čia plakis? Plakis. Nedidelis. Jo. Šiemet perms. Plakiuks. Nes kas nežinau, čia yra karšis ir plakis. Tai anie biškis skiras, kaip žuvis. Nėra viens tas pats, kad ten maži karšiuką tipo plakiuką ir. Ne. Kaip dvi atskiras rūšį žuvų. Nors panašiai šiek tiek. Nu, geruką panašis. Nu, čia pabandysiam. Biški. Nors anos čia ir yra, bet vienur aktyvesnis, kitur pasyvesnis biški. Biški išsigaudo tos aktyvios, ilto ir paeit biški. O, karšys ant pauzės. Pasiėmė. Voba. Vėl toks. Nu, liuks. Nu, fainai šiandien iš tikrųjų. Niek negali sakyti jau. Jau su megztinuku šilta. Fainai. Saulėlį taip kart bišt tarp debesų pasislėp, bet normalia. Tik ūs nesusiruks, nes dabar tas toks ors permainingas, ant toks, nu, apgavikiškas. Šiaip, nes atrodo šilta, paskui vėl biški, vėjėlis, dar kas nors. Ir žiūri, sergi. Greita čia. Gali prisiveikti reikalų. Nu, bet gal viskas bus gera. O. Karšys. Gražuolis vėl. Tokiai, kai užsėdi iš kartos toks pasipriešinimas. Jautas momentaliai. Kaip į kelmą iš pradžių kokį. Šiaip prisėdo biškį pasidžiaugti. Saulėlį. Įgalvoju. Tas sezonas bus kitoks, žinokit. Pamatysit. Bent jau man taip galva atrodo. Šiaip, jeigu kalbėti apie mastę, apie tas visus tendencijas, kokios senos būdavo, tai vis laik pavasarį veikdavo natūralius spalvas. Tai, sakykime, balta kaip dzika, ten matyliaus, kraujokas spalvas, kažkoks tomsis dar. Šiemet nieko panašaus. Veik mėlyną spalvą, tiek prieš tai buvusiam video, tiek šiandien realiai gaudžiau ant tų tumsių pačio pradžio. Niek, kažkas užkliūn, bet tepi ne iki gal, niek nepajam. Ir kas keiščiausia, dydis masala, reikėdavo realiai kuo mažesnį. Būdavo, sakykime, Karpatientus masalas net iki tokį lygiaus jau, o dabar pilnumo veik 20 mm masalas, katras, sakykime, nėra jau toks ir labakūds, nu toks universalinis, jau šiltesnis pavasariaus masalas. Tai man tas labai keista yra, kad žuvis nori didesnį kosniaus šiau metu, ko seniau nikad nebūdavo. Ir tas spalva mėlyna, aš nikad nenaudodavau. Tas yra labai keista, kad kažką apidomė. Tai čia žiūrint į tus dabartinius ženklus, sezonas bus kažkoks, manau, kitoks. Ar čia tos žėjimas keitas žuvis neptėp kažką prie gauna, ar čia kas čia yra.
bet kažkas bus. Na, aišku, čia tik teorija liekt, bet parodys laiks viskon tolimesnė ateitis, bet esmė, kad šią dieną kažką keista. Ir būtent, vat, jeigu rodyt, kas šiandien veik, tai yra Vetlūrės Mini 2, toks su dviejom ataugėlėm masaliuks, katras nusakau ant sirmo ros 20 mm. Labai liuks, vėliau ir raudom prasidės, sakykiam, dar kažkam. Bet vat dabar jau pavasarį, kol da šalta ir uns jau dirbu. O seniau būdavo išvės mikro masaliuką. Tai vat keista, tokiai pamastymą ir reik toliau gaudyti. Biški pasišėldžiau, tai fainė, žiaurė. Vėjėlis toks vos, šėlta, labai liuks. O, vėl karšys bus, bet mažesnis čia. Ai, čia plakis išves. O, reik nufotkinti. O va čia ir plakis. Tokias raudonesnės, pelekas biški. O, pauzis pasiėmė. Tai pabėga. Kas čia dabar? Kablys atbok. Kas čia yra? O, pauzėlis. Raudelį. Vėl. Dabar kažką labiau pauzis nori imti. Prieš tai buvau ant tokio aktyvaus verpinimo. Irgi su pauzėm, bet toks pastovesnis. Dabar toks nuleidi. Da palauki, tad pasijam tiesiog ganos. O. Opa. Karšiaukas. O karšė tai visiškam pauzės pastovė. Pasijam. Nuleidi. Ir ramiai savo atliekti, vis užkibėm funkcijai pats. Niek nebrė galvoti. Visišką. Vėlai. Bet čia maž žuvelį. Raudelį. Mažylėlį. Raudelį. Galvoju, končiai, gal reik vėl kažkur paeiti. Ar dar čia kolkyjim reik varyti. Nu, da kelis metimukus. Pabandom. O. Žuveliokai po žuvelioką. Praktiška. Tai gerai iš tikrųjų. Jau klikerį užmiršau paspausti. Ir jeigu X3 paspausti, man rodos, tikra, tiek bus, jeigu dai nedaugiau, bet nenoriu pasko perdauginti. Aišku, būtų tokių tarpų, kad nekimb, turi biškį pamėtyt, po to vėl pradeda vein po kitos kepti. O, jau. Rindirin. O, tako iki ramiai paleisiam, atpiliumt. O, nuleidi iki dugno. Ir pravedinėjai tada. O, tiesiog nuleidau, pati pasiėmė. O, į tą varau ant to melyną, net nekeitų, nes jeigu dirbu, kam įkeisti. O, karšys. Opa, o tokiai. Tokiai. Kojytė. Raudelį, kaip aš sakau. Daug kam nepatinka. Man patinka. Man tai patogiau, fainiau.
Opa. O. Vėl karšys. O, pabėga. Šaunulis. Nu, vėl karšys. Vėl pabėga. Nu, to velnis. O. Vėl karšiukas. Su visom žolėm. Opa. Opa, opa. O, raudėlė. Opa. Opa. O, raudėlė. Kaip masalios turtoms pavasarį dėt, man išvėsusi nejiet. Mėlint, ar šitą tai ką nori duot pabandysi. Ne, kokį tu čia? Ne. Ant tokio, ne. Maželiukų. Mėlyną, matai. Jo. Vien po kitos beveik. Kiekvieną metą mažiau. Nu, praktiška. Nu, situacija nesikeitė, George Kimtos raudėlis, galbūt šiandien ir užteks, jau manau. Kažką jau atsigaudžiau, atrodo, šiandien. Kimbi. O, nu tai va, viskas. Baigiau savo žvejybą. Iš tikrųjų smagia. Belikiek smagia. Nes jau pagaliau atsidaro tie vandens telkiniai, kur vis laik, sakykime, aš kanus gaudau. Ir va toks apmastis, apendicits ir jau jud balta žuvis smagia. Šiaip šiandien, jeigu šnekėti apie pravedėjimą, tai buvo toks dviejų apsunca. Vienas momentas buvo, kad reikėjo tokį smulkaus verpinėjimą su vos reit sukimu, bet tokį pastovaus. Kartais reikėdavo padaryti, sakykime, šiek tiek pauzelį ir vėl verpinį. Ir ant to tokį smulkaus verpinėm paimdavau. Paskui buvo momentas, kad, sakykime, užsimeti, leidai iki dugno, nusileidai iki dugno, pradedi vesti, jau sėd žuvis. Kartais reikėdavo viduriniam vandens sluoksnį daugiau, mažiau. Nu, iš tikrųjų priklausoma, kur atsistoji, ten, kur ta žuvis laikos. Čia matyt pagal gylį, gal aš nežinau. Anos gal norėjai tiesiog tom vienam sluoksnį kažkoks buvo komfortabilus. Ir, sakykime, kur biški gilio, man buvo pakėlus, kur tas gylis mažesnis, prisispaudus prie dugno. Ir va tokiu principu ta paieška visa buvo. Vyno irgi kėba toliau nuo kronto. Pažiūrėjau, karšiuką, vat buvo kur radis. Tai karšiuką kėba, sakykime, maks metimų, kiek einu meisto 0,2 avižą. Gulda iškart valom paviršiaus, leidai iki dugno. Tik pradėjo vesti, iškart sėd grina nuo dugno, pats pasijam. Tai, kaip matė, tas Vetlūrės mini duo šiandien davė belė kokių gerų rezultatų. Kiek visko bandžiau, sakykime, iš tų mažesnių masaliukų ten ir panašiai, nu nieks neveikia. Jokių rezultatų. Tai vat mini duo užsidėjau ton mėlyną spalvą ir vat prakalbė na žuvį taip, kad sono pragaudžiau visą dieną. Tai vat tokį pavasarėjantį žvejybą. Varykit ir jūs, jau žuvis jud, tai labai fainė. Tai vat epizodas toks. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių kartų.